kas naujo meilės horizonte. Taigi žiūri tie, kas nuolat į jį dairosi. Pažiūrime, kas šiai dienai naujo ir artimiausiu metu. Pradžia nekokia. Pradžia nekokia. Ir šioje vietoje kaip yra tam tikra užuomina, jeigu dairotės į meilės horizontą, tai pirmiausiai pačiam reikėtų susirinkti savo pilnatvę ir nebūti nuo to priklausomiems. Kitas dalykas, nebūkit labai šaltose energijose ir jeigu kažkas tai neteina pas jūs, nesijauskite gyvenime kaip auka. Va šitaip žiūrėkit, tada ateis gyvenime tam tikras pasirinkimas, kuris jūsų neliūdins taip kaip praeityje. Jūs, kai save daugiau mažiau išanalizuosite, kai pakabinsite save, galim sakyti, už kojos, ar gyvenimas jūs pakabins už kojos, ar ne, į galvą pritekės daugiau kraujo, tada jums pasidarys aišku, kaip reikia daryti gyvenime pasirinkimą, kai ateina meilė, ar jinai tikra ar ne, kaip reikia atpažinti, kad jinai nenuliūdintų ateityje. Taigi, kas naujo meilės horizonte? Artimiausiu metu tikrai nieko gero. Jeigu tai eisite, tai tiesiog yra tam tikros personos, kurios jums sukels savo vaikiškumu daug sunkumų. O kas bus toliau žiūrima? Kaip sako, nueikite nuo emocijų, atkirskite tuos, kurie yra su jumis nepakeliui ir ateis diena, kai ir į jūsų kiemą ateis šventė, bet kol kas dar ne dabar. Mes matome pakankamai stiprią sąjungą su taurių karaliuje. O tie, kas yra dabar netoliese, tai šitos praleiskite. Va šitaip užsidarykite ir laukite savo žmogaus, su kuriuo tikrai jausitės. Štai šitaip matot, kaip tikra pora.